Sveiki, gražuoliai. Šiandien labai rimtai. Dar kartelį noriu pabrėžti, kad lošimo priklausomybė yra labai rimtas reikalas. Ir jeigu nieko su tuo nedarysite, atidėliosite, tik laiko klausimas, kada pradėsite galvoti apie savižudybę, o galbūt netgi ir pakelsite ranką prieš save. Statistiškai maždaug kas 5 lošėjas pakelia ranką prieš save. Tačiau greičiausiai ši tikimybė yra dar didesnė, kadangi daugeliu atveju lošėjo artimieji nenutuokia apie šią problemą. Ir mirties priežastimi labai dažnai yra užrašoma kita priežastis. Taip kad skaičius, tikimybė, kad lošėjas nusižudys, pakels ranką prieš save, greičiausiai yra kur kas didesnė. Šiomis dienomis bendrauju su lošėjais iš viso pasaulio. Ir kone kasdien parašo ar paskambina asmuo, kuris jau tuoj pakels ranką prieš save. Ir dalis jų tai padaro. Man labai liūdna, bet kartu ir pikta. Kodėlgi žmogus neprašė pagalbos anksčiau? Kodėl laukė tos akimirkos, nieko nedarė ir dabar jau viskas pjausios vienas, ryšiuosi kilpą po kaklu. Taip pat kasdien girdžiu iš lošėjų. Viskas, aš jau apsisprendžiau. Viskas, daugiau nebelošiu, niekada nebegrįšiu prie lošimų. Viskas, pasidariau išvadas, viskas. Ir aš galvoju, nejaugi jūs iš tikrųjų tokie naivūs. Negi tikitės, kad viską galima išspręsti savo apsisprendimu, savo valia? Žinokite, kad valia, vien tik valia, jokios priklausomybės neįveiksite. Dėl to tai yra priklausomybė, o ne įprotis. Priklausomybė. Jūsų smegenis dabar neveikia taip, kaip sakant, turėtų veikti. Jūsų valia yra dabar tokia žirnio didumo valia, jeigu kalbam apie valią atsispirti lošimams. O štai smegenys, kurios yra pažeistos, yra tokios. Tai jums iš principo, ką reikia padaryti, tai perprogramuoti savo smegenis. Tai užima laiko. Nieko daugiau padaryti praktiškai neįmanoma. Nėra kitų būdų, kažkokių ten stebuklingų piliulių, vaistų, kažkokių tenais, užkalbėjimų ir panašiai. Baikit juokus. Esmė yra ta, kad problema yra galvoje. Ta problema išsivystė per ilgą laiką lošiant. Dabar vėlgi reikia laiko, kad sugrąžinti smegenis į teisingą kelią, duoti joms teisingą informaciją. Taip, kad reikia laiko, nesitikėkite greito rezultato. Sakau, tik būkit ramus ir nebūkit tokie naivūs. Neįmanoma įveikti lošimo priklausomybės vien tik savo sprendimu, vien tik valia. Taip, kad kviečiu visus neatidėlioti problemos sprendimo, nelaukti, kol bus vėlu. Taip gali atsitikti. Jeigu nežinote, nuo ko pradėti, visada galite parašyti man į WhatsAppą. Paliksiu numerį po šiuo video aprašyme. Rasite numerėlį ir prašom rašyti, skambinti, konsultuotis. Svarbiausia veikti ir nesėdėti vienam su savo mintimis ir savo problema ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Nebus. Jei nieko nedarysite, tikrai geriau nebus ir su laiku bus tik sunkiau ir sunkiau išsikapstyti iš viso šito lošimų liūno. Taip, kad, kaip minėjau, palieku numerį po šiuo video prašyme ir tikiuosi iš jūsų artimiausių metų išgirsti. Kol kas, iki greito.